Sveiki, tai aš esu Rūta ir šiandien turiu išskirtinę progą šitoje nuostabioje aplinkoje, kuri vadinasi Gražinos sodas, pakalbinti dar nuostabesnę moterį, kuri šiandieną mums papasakos apie eterinius aliejus ir jų naudą. Tai sveika, Rasuolė. Sveika, Rūta. Aišku, labai fainai ir smagu susitikti ir pabendrauti būtent tą temą, kurią žaviuosi. Tai eterinis aliejus, tai, kitaip sakant, gamtos dovana mums žmonijai, kur natūraliais būdais mes galim pagelbėti tiek savo sveikatą, tiek emocijas, netgi ir namų ruošoj, nes labai daug yra pagaminta produktų, kur sveikatinam ne tik savo sveikatą, šeimynos sveikatą, bet ir valant, garinant orą, dezinfekuojant. Tai vat tiek. O dabar aš pati tai su eteriniais aliejais, pati mano pradžia eterinių aliejų, tai buvo prieš 11 metų, kada mano klasiokė mane pasikvietė, pristatė. Tada tuo metu buvau pilna energijos, sveikata kuo puikiausia, turėjau labai mėgstamą, mylimą darbą, kur juokdavausi, kad jeigu nenori dirbti, tai susirask mylimą darbą ir atostogausi visą laiką. Tai šičia taip man ir nuskilo. Po 5 metų, aišku, per tą laiką tiek ir pas ją, tiek ir pas mane pasikeitė labai daug kas ir ta sveikata jau truputį kitokia ir emocijos kitokios, o jai gydytoja dar buvo pasakius, kad be hormoninių tepalų neapsieis iki pat gyvenimo pabaigos, buvo griežtai nusistačius prieš tai ir kada jinai atvažiavo į susitikimą klasės, visa oda skaisti, graži ir tiesiog visa švytinti, ta energija iš vidaus, kažkokia kitokia, tiesiog traukianti žmogus. Tai, kai sakau, tas moteriškas baltas pavydas, kad, gerai, einam pasišnekėti, tai kas čia tokio per stebuklingo įvyko, kaip tu svarbiausia tai, kad odą susitvarkai, tą apatinį dermatitą. Tai po 2 savaičių iš kompanijos Young Living atsirado pas mane rinkinys, kurį iš karto pradėjau naudoti ir po šią dieną naudoju. Ir tiesiog, kaip vaikai juokiasi, mama, tu priklausoma. Taip, pripažįstu, aš priklausoma. Ir priklausoma nuo to mažo gamtos, natūralios gamtos dovanos mums eterinio aliejų. Tai suprantu, Rasuolė, kad tas pavydas šiek tiek baltas, ar ne, ir kažkokia tokia situacija susiklostriusi pačios gyvenime atvedė į šitą kompaniją, ar ne, ir pradėjot ir dirbti ir gyventi turbūt, ar ne, su šitais aliejais. Ir mes čia šiandieną turime pavyzdžių, ar ne, šitų eterinių aliejų, bet aš tai tam tikrą prasme esu daugelio dalykų kritikė, ar ne, tai nežinau, turbūt nereikės man nieko čia įrodinėti, ne, bet tiesiog papasakoti daugiau vis dėlto eterinis aliejus, ar ne, tai be to, kad čia yra kvapas, ar ne, vienų aštresnis, kitų silpnesnis, kas apskritai yra tas eterinis aliejus. Tai kai daugelis žmonių, galvoja, kad būtent eterinis aliejus tai kaip kvapas, nes, pavyzdžiui, patį eterinį aliejų tai mes galim užuosti netgi būdami gamtoje, pušyne, sode, ypač labai aštrus būna pjaunamos žolės kvapas. Tai mes tiesiog, ar tai, kad net nežinom ir nesidomim, ar net nepagalvojam, kad būtent ir tada žolė išleidžia tą eterinį aliejų. Mes užuodžiam grynai eterinį aliejų. Ir gėlių kvapai eterinių aliejų, nes eterinių aliejų pagalba patys augalai, jie ir gydosi, ir apsisaugo, ir pritraukia vabzdžius įvairius. Tai pats eterinis aliejus, tai yra augalo siela. Jinai tokia maža, nedidelė molekulė, kad labai lengvai patenka į mūsų organizmą. O pats eterinis aliejus, tai gaunamas labai įvairių, ir iš lapų, ir iš augalų, ir iš žiedų,
iš medžio, medienos, netgi šaknų, dervos ir distiliavimo būdu. Pati to eterinio aliejaus sudėtis yra labai sudėtinga, nes labai daug įeina komponentų nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų ir junginių labai daug. Tai pagrindas tai, kad tai yra augalas siela. O vis dėlto aš nežinau, kadangi nesu labai ekspertė šitoje srityje, tai nežinau, ar ne, kiek yra skirtingų galbūt kompanijų, kiek skirtingų aliejų, ar ne, kaip atskirti, kad tas aliejus iš tiesų yra kokybiškas, praėjęs tuos visus procesus, apie kuriuos kalbat, ar ne, ir ne šiaip sau. Taip, paskutiniu metu labai išpopuliarėjo eteriniai aliejai. Ir aišku, gamintojai tai taip pat suskubo jų gaminti kuo daugiau, o imkim natūralus terapinės klasės eterinis aliejus, tai pasaulyje yra tik 1–2%. Tai būtent tas terapinės klasės tai yra, kad gydomieji, kurie veikia mums ne tik tai, kad kaip kvapas, bet patekę į mūsų smegenų limbinę sistemą, daro savo darbus. Ne tik į limbinę sistemą, bet ir visą kūną, daro savo tam tikrus darbus. Tai va, būtent, kad pirmiausiai tai perkant reikia žiūrėti, kad, taip jau grubiai standartiškai, kad būtinai būtų tamsus buteliukas, tai yra tamsiai mėlynas, kad jame būtų užrašyta lotyniškai pavadinimas 100% eterinis aliejus. Ir kvapas, jeigu pauosčius jums jau neša į parfumerijos skyrių, tai tikrai yra abejotina, ar ten jisai yra sintetinis ar su kitais kokiais nors priemaišais. Geriausiai žinoma tai yra, kada tu pasitiki gamintoju ir gamintojas tai yra, kaip sako, nuo sėklos iki kamštelio. Jisai kontroliuoja visus procesus gaminimo. Tiek ir dirbos, kokia dirba, kokia sėkla, pats daigina, augina, prižiūri tuos augalus ir distiliuoja. Tai imkim Young kompanijoje, tai yra labai aukšti iškelti kokybės standartai, kad jie ne tik patys pas save ten pereina kokybės visus reikalavimus, patikrinimus, bet dar ir siunčia į Prancūzijos nepriklausomą kokybės instituciją, kur taip pat tikrina. Ir ant kiek kokybiškus išleidžia produktus. Kad jeigu kuri nors dalis netitinka, sudėdamoji dalis netitinka normos, kompanija tiesiog neišleidžia į rinką šito eterinio aliejaus. Nesvarbu, kiek nuostolio jie turės, bet rinkoje jo nebus. Tai šičia pagrindas ir turėti gerą konsultantą. Prisiti patikimą pardavėją, kuris būtent tuo dalyku domisi, žino, kuo gyvena. O aš čia tam buteliuką pamačiau ir prisiminiau, kad kažkaip jūs tuos eterinius aliejus panaudojat masažams. Kažkas tas, apie tą jūsų stebuklingą masažą, apie kurį aš esu girdėjusi, kad kažkas lyg tai labai ten stipraus fiziškai, ne ta fizinė prasme, masažo prasme nebūna, bet poveikis išėjus kažkas ten būna. Tai kaip aš juokiuosi, imkim masažuojant, tai 3 viename. Tai kad žmogus atsipalaiduoja, emocijos nurimsta, per fizinį kūną, per odą gauna atsipalaidavimo kūnas ir liečiant tam tikrus vitaflex taškus, dar eterinis aliejus yra stimuliuojamas į organus, kur sveikatinami patys organai. Tai jeigu imkim tradiciniai medicinai masažas, tai tikrai atima daug jėgų masažuotojui ir pakerta rankas ir nugarą. Tai šičia tą malonumą ir aš gaunu. Nes tas pats kvapas, ta pati oda, aš taip pat liečiu ir veikia ir mane.
Tai taip, kad atsipalaiduoju ir aš, ir masažuotojas. Ir kaip sakau, kad kadangi prajudina, pereina per visus organus, tai ir sustiprina imuninę sistemą, ir kraujotaką, ir virškinimo sistemą visą. Ir tą pačią smegenų dalį, imuninę sistemą, emocijas. Tai trys viename. Tai jūs šiek tiek užsiminėt apie poveikį sveikatai, ne? Ar galėtumėte išskirti galbūt kažko tai detaliau, ar ne, sritis, kurioms būtent eterinių aliejų naudojimas turi poveikį mūsų sveikatai? Labai ilgą laiką, ne taip, kad ilgą, bet pačiai pradžiai, niekaip negalėjau suprasti, kaip vienas eterinis aliejus turi tiek daug naudingų mums savybių. O tai būtent dėl jo sudėties, jo struktūros, tai kad daugiafunkcinis. Ir kiekvienas elementas, kiekviena sudedamoji dalis, jinai atskirai veikia mūsų organizmo organus. Tai imkim pavyzdžiui pipirmėtę, jinai būtų kaip po treniruotės išsitepus kūną atpalaiduoja raumenis. Kažkas tai su skrandžiu panaudojus susitvarko skrandžio problemas. Pauosčius, jeigu trūksta energijos, tiesiog akys merkiasi ir jau tu nieko nebematai, tai prauosčius atsiranda tas stimulas vėl dirbti, vėl eiti, vėl kurti, daryti. Galvos skausmai pasitepus per odą, galvos skausmai. Tai atrodo, kaip tas vienas lašas, vienas augalas, bet būtent dėl jo tos savybės, kad jisai turi labai plačią sudedamųjų šitą dalį. Tai šičia. O dar kas labai keista būna, tai kad, pavyzdžiui, iš vis susitikus svetimą žmogų ir imkim, jeigu jisai sutinka pasidaryti aromatipsichologijos testą, aš labai galiu apibūdinti jo charakterio bruožus, jo emocijas, jo veiklumą, jo užstrigimus. Tai dar vienas nuostabus kaip aromaterapija, tai jau yra mokslas, kuris natūralių kvapų pagalba atskleidžia žmogaus emocinę būseną. Tai jūs jau čia užbėgot mano kitam klausimui, ar ne, nes paminėjot, limbinę sistemą, ar ne, emocijos, tai kaip kvapai, kaip tai, kas mums patinka ar nepatinka, nes aš čia dabar pauosčiau, vieni kvapai man patiko, kiti buvo labai nemalonus, ar ne, tai ką kvapai gali mums padėti suprasti apie emocijas ir šiaip apie sveikatą, kaip sakėte, kažkokius net ir negalavimus. Būtent sukurtas šitas aromatipsichologijos testas, tai, kaip sakau, parodo, kas žmoguje viduje yra, jo pasąmonėje, netgi pasąmonėje, kur yra atnešta mums iš senelių, prosenelių, kur mes net nežinom ir mes iš kartų į kartas tai perleidžiam savo vaikams. Tai sudaroma tam tikra programa ir jeigu žmogus tikrai sąžiningai atlieka ją, tai tikrai mums net nežinomų būdų, bet eterinis aliejus paveikia mūsų smegenų tą dalį ir ne tik kad smegenų, bet ir visą organizmą ir žmogus nepastebimai pats keičiasi. Nereikia, kaip sakau, nereikia didelių dėti pastangų, kad tu pasikeistum. Už tave daro viską šitas mažas stabus pasidavimas lašelis. Tai jeigu dabar galvoju, aš neįsivaizduoju, kaip atrodo tas aromaterapinis testas, ar ne, tai kai jūs ten padarot tą tyrimą tokį, ne, kaip jis atrodo beje? Ką reikia ten daryti, kad jau gauti tą rezultatą? Visų pirma, tai žmogus ten prauosto yra 55 eteriniai aliejai ir 75 eteriniai aliejai. Tai pagal kokią programą prauosčius eterinius aliejus,
susiskirsčius į tam tikras grupės, kurie patinka, kurie nelabai patinka, kurie tiesiog atgrasus. Tai pagal mokslinių darbų jau atliktą darbą, mokslininkų atliktą darbą, tu susiskirstai tuos visus pliusus, minusus ir labai gražiai nuo augalų savybių, būtent ką augalas atskleidžia, kur tonizuoja, kur ramina, kur tiesiog depresiją ar atstumimą kažkokį rodo. Tai sustatai va šitą visą jo pagal Maslovo piramidę, tų eterinių aliejų poveikiai tavo organizmui ir tiesiog išrinki, kurie tau labiausiai patinka. Nes tu pradedi nuvykas, kad ko tu nemėgsti, negali pakęsti uosti, bet būtent kas tau labai patinka. Nes vadinasi, pas tave fiziniam ir emociniam lygmeny tos energijos trūksta. O kuris nelabai patinka šiaip sau tiesiog, toks, tai vadinasi, esi užspaudus tas emocijas. Jeigu aš teisingai suprantu, atsipratau, o kuris tiesiog tą daro neigiamą reakciją, kad tai šičia jau užslėpta pasąmonė. Tai jeigu čia kažkoks buteliukas ir su tuo kvapu, kur aš ruošiu, man buvo siaubingai nemalonaus kvapo, tai čia yra apie kažkokias mano užspaustas emocijas. Taip. O ten, kur buvo labai skanus man malonus kvapas, tai ten tau trūksta to. Kad būtent nuo to trūkumo, kad jį išlaisvinti, iškelti į viršų, kad su juo susigyventi, imkim, kaip dažnai sako, kad man eterinis aliejus neveikia. Žinoma, jeigu jis stovi ant stalo ar pas tave rankiniai, tai jis neveiks. Bet jeigu tu į dieną 3-4 kartus visą taip po kelias minutės prauostai, tai tikrai poveikis yra, nes tai nustatyta ant savęs pačios. O tai tada galit parodyti, tarkim, aš turiu buteliuką, tarkim, kažkokį tai, įsigijusi, tarkim, savo jau įsivertinusi, ko man čia reikėtų, ir ką čia reikėtų atpalaiduoti, tai kaip reikėtų, nežinau, ar yra toks pasakymas, teisingai uostyti, bet kaip jūs rekomenduotumėt, turint šitą nedidelį buteliuką, juo naudotis taip, kad tas rezultatas ir nauda būtų kuo didesnė? Ir pirmiausiai, geriausiai, tai žinoma yra dirbtuvės. Garantuos. Tai ten tiesiog įsilašini į buteliuko ir įsilašini šito 8 lašų ir garindamas jisai prisotina daugiau deguonies kambarį. Tai yra mūsų į organizmą įsisavinimas pakyla deguonies 21%. Tai yra ląstelės daugiau aprūpinamos deguonimi. O taip, tai niekada žmogui nesiūlau, kaip tiesiai palyginti iš buteliuko, nes iš tikrųjų tai būna kartais tada. Tai imkim pačioj pradžioj, kad tą kvapą užuosti, tai yra geriausiai iš toli. Po to, kai sakau, vietinis gerinduvas. Porą lašų iš maždaug 10-15 cm aukščio įsilašiname ranką. Būtinai reikia prajudinti ranką, kad suaktyvinti molekulas. Dabar jau galima persibraukti per ranką ir mūsų vietinį difuzorių. Būtinai pasidarom tokią kaip palapinę, kad tu uostai ir kada tu iškvepi, tai kad tas oras tau ne delne pasiliktų, o tiesiog pro galvus praeitų. Ir šitaip savo pasėti. Imkim, kad pakelti mūsų vibracijas, neturiu energijos. Kažkas tai slegia, prisėst norisi visą laiką. Tai būtent užtenka 68 sekundės prakvėpuoti, kad mūsų vibracijos lygis truputį pakeistų.
kad vėl atsiranda energijos, vėl atsiranda tas kūrybingumas, noras kažką daryti, veikti ir atrodo, ir minčių daug daugiau padaugėja. Nu, nežinau. Stebuklingas personažas. Žinot, man dar labai įdomu, kai dirbate su žmonėmis, ar nedarote tuos testus, ar ne, ką galima sužinoti iš to testo? Ar ten kažkokie tai punktai, kriterijai, nu, kažkas, ar ne, vat, kokius aš sužinočiau požymius, ar kokią informaciją sužinočiau apie save, jeigu atlikčiau šitą testą? Taip, tai eteriniai aliejai yra suskirstyti į tam tikras grupės. Tai citrusiniai, moteriški, vyriški, spygliuočiai, maistiniai ir dvasiniai. Tai pagal tas grupės, būtent galėčiau pasakyti, kokios savybės jūsų pas jūs dominuoja. Ar moteriškumo, ar vyriškumo, ar kurių spaustos. Netgi būna tokiais atvejais, kad padarius testą, tu tiesiog žmogus paprašai, kad jisai nueitų pas gydytojus pasitikrinti. Nes kai kada rodo, kad yra labai rimtų fizinių problemų, kur jau reikia medicininės pagalbos. Taip dažnai tas būna? Ne dažnai. Per kiek laik dariau, tai buvo vienam žmogui. Buvo labai sunku pasakyti. Taip tiesmukiškai, tai tiesiog labai gražiai, kad pasitikrinti. O jeigu imtumėt bendrą patirtį, ne žmonės, kai su jais dirbate, darote tuos testus, man visą laiką įdomu, ar ne, o imant daugumą, o kas pas žmonės, ar ne, iškyla kaip kažkokie, nežinau, blokai, sunkumai ir apie ką yra tai, ko jiems trūksta, ne, tai tas, kas labai patinka, kokių kvapų, ar ne, kokie kvapai yra priimami ir kaip malonus, ne, ir ko vis dėlto, kaip sakot, trūksta, ir kas yra apie blokus, apie sunkumus, ką mes savyje dažniausiai nešamės ir kvapai parodo, kad mums tai nepatinka. Tai šičia galiu truputį papasakoti apie save, kai susidūriau. Padarė testą man, gavau atsakymą ir dabar skambinamės ir sakau, Agirti, kokią tu čia nesąmonę man prirašei. Čia ne apie mane, negali būti, kad aš šitaip elgiuosi ir taip mąstau. Visiškai, kategoriškai prieš savo testą. Mane gerai sako, viskas tvarkoj, kad neigi viską, nes man parodė, kad aš tiesiog užsidėjau rožinius sakinius ir ne šiaip rožinius sakinius, bet didelius rožinius sakinius. Ir visą pasaulį žiūri per juos. O viską, visas emocijas, visą pyktį, visą nerimą, pagiežą, viską užslėpus galėjau. Ir šito aš nenorėjau pripažinti. Aš tiesiog po kurio laiko, po savaitės tikriausiai, vis atsiversdama tą testą, vis skaitydama, paskui taip, žiliai širdį, kaip, pripažintų gali savo. Tau nereikia kažkam kitam, čia tau yra, dėl tavęs. Kad ir toj vietoj teisinga, ir toj vietoj teisinga, nes ilgą laiką nemokėjau, džiaugtis, išreikšti tą džiaugsmą. Tiesiog. Ir kaip mažas vaikas, kad ir net pašokinėti iš to džiaugsmą, ar nuėjus į mišką garsiai šaukti, išsilaisvinti. Viskas misija neįmanoma, čia nesąmonė, nemanoma. Tai būtent, kad žmogui būna labai sunku, ne visi pripažįsta tai, ką jiems pasakai, bet kada nurimsti, kada tu pergalvoji, permastai, tikrųjų, sutinki su tom emocijom. Būtent, kada pradirbi su tais eteriniais aliejais, aš nesakau, kad tai yra iš karto tu transformuojasi visai kitą žmogų. Ne, bet mintis, emocijos tau
Aišku, tu ir dirbi paskui ir su savim labiau, nes tu pradedi suprasti, kad į tą liūdą jau lipusi, kaip iš tolių išlipus, tu atgal jau į jį nebenori eiti. Nes kaip gyventi viską užslopinus arba išaukštinus save ir visus žeminant. Tai nėra to bendravimo, nėra su žmonėm tarpusavio ryšio, lieki vienas. Tai čia viską kažkokiu būdu tas eterinis aliejus pragyvena. Tai galbūt pabaigai, ne, kaip jūs galima rasti, nes žinot, aš labai spraksiu su savo vidiniu klausimu ir mintimi, tai apie ką yra mano tie aliejai, kur man patiko ir kur nepatiko, ne, tai labai noriu apie tai sužinoti, ar ne, tai o kaip galima su jumis susisiekti, ar ne, gal užduoti klausimą, gal pasidalinti savo patirtimi, kad tiesiog užmegzti ryšį su jumis. Dabar šiuo metu tai kol kas tik tai Facebook'e, Rasuolė Pacaitienė. Taip tai planuoju ir Instagram'e atsidaryti, o čia tik tai Facebook'e. Per Messengerį pasikvietusi draugus, uždavus klausimų, susipažinusi, bendravusi. Ir aš teisingai suprantu, kad susisiekus su jumis galima įsigyti aliejų ir taipogi galima pasinaudoti galimybę atlikti tą stebuklingą ir paslaptingą testą, ar ne, ir gauti galimybę taip pat ir masažui, ar ne? Taip. Kaip pačius eterinius aliejus arba imkim, kai sakiau, kad produktų sveikatinimuose papildų, tai aš daugiausiai informuoju, kaip suteikiu informaciją apie tuos papildus, apie eterinius aliejus, o žmogus tai labai lengvai, taip kaip parduotuvėje, internetiniai parduotuvėje, per tą kompaniją pats įsigijo tuos produktus. Ir dar ką galiu pasakyti, užsiminus apie papildus, tai kad juose taip pat yra eterinio aliejaus. O kadangi eterinis aliejus, kaip sakiau, kad perneša daug greičiau ir lengviau į ląsteles, įeina į šitą molekulių sieneles, tai jisai ir perneša visų papildus, kuriuos tu naudoji. Šitą žarnynų, ar skrandžiui, ar kepenim, ar inkstam. Tai ir tada įsisavinimas būna iki 85%.